Advento kalendorius. Mintimis dalinasi Jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Trečiasis Advento sekmadienis. Trečiasis Advento sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Gaudete, džiaukitės. Prieš akis iškyla popiežiaus Pranciškaus asmenybė, skelbianti iš tikėjimo prisikėlusiu Kristumi kylantį džiaugsmą. Popiežius kalba apie du žmonių tipus. Vieni jų užsisklendžia ir gyvendami tik savo įpuola į egzistencinį liūdesį. O štai kiti atranda, jog gyvenimas stiprėja dovanojamas ir silpnėja, kai izoliuojamasi ir patogiai įsitaisoma. Gyvenimu labiausiai mėgaujasi tie, kurie palieka saugų krantą ir ima degti užduotimi duoti gyvenimą kitiems, pasidalinti tikėjimu. Visi veikiame pagal tam tikrą strategiją ir taktiką. Dievas taip pat. Jo strategija – skleisti šviesą. Prieš Kalėdas daug galimybių nušviesti kitų gyvenimo kelią ir suteikti džiaugsmo kitiems. Tačiau duoti gali tik tas, kuris turi. Jei dar esi apimtas egzistencinio liūdesio ir tuštumos, artinkis prie Dievo, kuris yra gyvenimo pilnatvė, ir prisipildysi džiaugsmo. Jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Advento kalendorius.